Maištavimas tęsiasi. Labai tave myliu. Tave irgi. O mane? Tave irgi labai myliu. Labai, labai, labai. Labai. Atostogos man labai greit prabėgo. Dar niekad man nebuvo taip smagu. Labai norėčiau, žinai, čia su tavim pasilikti, Manueli. Aš irgi labai norėčiau, mieloji. Bet reikia grįžti į Buenos Aires. Nes tavo tėvelis žemę su dangum sumaišys, jei negrįši. Jau 2 mėnesius tavęs nemato, juk žinai, kaip gali supykti. Taip, tu teisus. Bet jis man kasdien skambino ir visko klausinėjo, kaip aš apsirengus, kaip man sekas, kaip tu laikais, tiesiog nepakenčiama. Tavo tėvelis atsisakė savo atostogų su tavim. Tavo mamai turim būti dėkingi. Jinai jį įtikino, kad leistų man ilgiau Meksikoje pabūti. Manuelė, ateik greičiau. Kas atsitiko? Pablai, taškaisi. Palauk, nusiramink. Koks tu kvailys, žiūrėk, ką padarei. Marisas nėra? Keista, kad nėra. Pablai, kur Marisa, tu turėjai paskambinti? Taip, bet... Ką, nepaskambinai, kodėl? Pablai, tarėmės, kad visus sukviesim. Palauk, kas tau nepatinka? Nenori matyti to asilo Simono, tik tiek. Pablai. Susipažink su mano pusbroliu. Franciskai, čia Pablas. Labas, labas. Ateik, supažinti su mergaitėm. Vika, Pelė, čia mano pusbrolis Franciskas. Sveikos. Labas, labas. Karšta, ar ne? Taip. Regis dabar vasara. Per žinias taip sakė. Tu gražiai degės, iš kur tu? Iš Santiago del Estero. Bet atvažiavo čia gyventi. Kur kumelę palikai? Radai kur pririšti? Jei reikia, rasiu. Nesirūpink, radau. Pririšau prie tavo triratuko. Turit ko gert? Turim, einam su kitais supažininsi. Ir pasaką jam paskaitykit. Pablitai, pasaka skaitoma prieš miegą. Jis nieko nesupranta.